Labas rytas, mėlyje. Ir kas galėjo pagalvoti, kad tokį pavasarį reikės vėl tiek prisirengti. Ir sniegu čia jau buvo, nors va miške aplinkui žalia, gražu ir vėjo visai nėra. Tai labai iš tikrųjų smagu. Na, o šio ryto tema apie nuotraukų redagavimą. Dažnai manęs klausia, ar mokot nuotraukų redaguoti. Taip mokau, bet svarbiausia yra pats principas. Ir aš mokau pačio redagavimo principo, kad mokinys ir žmogus suprastų, nuo ko prasideda redagavimas. Na, o paskui visi efektiniai sluoksniai ir taip toliau, jau čia jūsų pačių reikalas, kaip jūs norit, pagal jūsų skonį, pagal jūsų žanrą ir taip toliau ir panašiai. Pats principas visų pirmiausia yra vienas svarbiausių dalykų ir apie tai mes šiandieną pakalbėsim, na, o tuo tarpu nepamirškit, būtinai uždėkit laiką. Būtinai paspauskit prenumeruoti. Paspauskit skambutį, kad nepraleiskit tų video. Tai labai svarbu, nes mes taip mokomės, mes tai greičiau išmokstam. Būtinai pakomentuokit. Ne mažiau kaip po 3 žodelius, galit 4 ir 5 ir daugiau. Būtinai klauskit arba užduokit naujų temų. Tai, kas jums svarbu, tai, kas jūs kamuoja ir nežinot, kaip tai darosi, kaip tai reikia padaryti, kodėl gaunasi jiems, o man nesigauna ir taip toliau. Taip, kad drąsiai nebijokit klausti. Ir tai matysit, kaip viskas tada juda į priekį. Visą laiką savo mokiniams sakau, nebijokit klausti. Nebijokit klausti. Nebijokit pasirodyti neišmanėliais ar kvailiais. Ne tas protingas, kuris tyli neklausia. Protingas tas, kuris klausia, jisai domisi. Ir su kiekviena klausimu visą laiką įgyja daugiau žinių. Tai va, štai tokie yra dalykai, kai mes norim mokytis. Kągi, grįžtam prie temos tada. Redagavimas. Tai yra svarbi dalis, kaip aš sakau, bene 50% nuotraukos kokybės. Jeigu mes fotografuojam, tai mes visą laiką turėsim redaguoti. Turbūt nėra tokio dalykų, kad fotografuoja ir viskas gerai, mes galim klientui atiduoti nuotraukas ir taip toliau. Yra iš tikrųjų žmonių, kurie fotografuoja ir jie nori, kad viskas būtų natūraliai. Taip kaip nufotografavo, taip ir yra. Ir viskas gerai. Aš manau, kad tai yra labai smagu, labai faina, kad yra tokių žmonių, kurie daro kitaip nei kiti. Ir taip toliau daug yra skirtingų. Ar ne, vieni su skaitmeniniais fotografuoja, kiti su juostiniais fotografuoja. Kiti dar kažką kitaip sugalvoja, daro nuotraukas ir taip toliau ir panašiai. Ir tai į tą įvairovę yra labai, labai svarbi. Na, mūsų redagavimas yra svarbus tame, suprast, kad mums reikia visų pirmiausia nufotografuoti gerai. Tai yra teisingai, kokybiškai. Sakysiu, o tai kaip žinot, kada kokybiškai, nekokybiškai. Štai apie tai ir pakalbėkim. Nuotrauka turi būti detalumas. Ir aš ne kartą apie tai esu kalbėjęs. Detalumas. Tik pagalvokit, detalumas. Nuotraukoje detalumas. Sakys kažkas, vieni žino, kažkas sakys, o tai kas tas detalumas, apie ką čia kalba eina. Tai aš trumpai, mėlyje, detalumas tai yra, kada tu matai nuotraukoje, visoj nuotraukoje detalės. Nėra kažkokių išdegusių vietų, nėra per tamsių vietų. Nuotraukoje turi būti detalės. Jeigu mes tokią kontrastingą dieną, kada stipri saulė ir šviesa yra labai kieta, o mes apsirengę baltais rūbais, štai tada dažniausiai ir trūksta detalumo. Kur to detalumo trūksta? Baltuose rūbuose. Jeigu suknelė yra su visokiais siuvinukais, o iš tų siuvinukų tik tai baltas blynas, štai reiškia, kad čia nėra detalumo. Nuotraukai turi matytis visi suknelė esantys siuvinukai. Štai kur yra detalumas. Ir sakysi, oho, bet tai būna kitą kartą nušviestas vos tik tai kraštas ir panašiai. Nemaišykim su blikais ir su išdegusium vietum, prašviestais plėmais. Tai yra blikai ir plėmai. Blikai tai yra, kada būna kraštas nušviestas, labai yra gražus ir labai jisai reikalingas. Arba blikai akyse, žiburiukai kažkas sako, ar ne? Tai ten yra blikai. Nemaišykim su blikais ir plėmais. Taigi detalumas turi būti nesvarbu, ar rūbas baltas, ar jisai tamsus. Ten turi matytis detalės. Siūlės, sagutės, galbūt kažkokie ten siuvinukai ir taip toliau ir panašiai. Tai štai, kai mes gerai nufotografuojam, tada ir redaguoti
mums paprasčiau. Dabar visą laiką būdavo analoginiai fotografijai, kai mes darydavom nuotraukas juostelėmis ir spausdindavom ant fotopopieriaus. Mes dažniausiai ką darydavom? Pakišam po didintuvu, čia greičiau vyresnio amžiaus turbūt žino žmonės, arba matė, kaip tėveliai daro, kur nors vonioj, po didintuvu kiša popierį, jį pašviečia ir paskui kiša į ryškalą, tirpalą, išryškėja nuotraukoje ir matosi pozityvas visas tas vaizdas. Bet štai čia ir yra didžiausia klaida visų mūsų buvo, kai mes atšviečiam, reiškia, tą iš negatyvo vaizdą ant popieriaus, kišam į ryškalą ir išryškėja. Ir mes žiūrim, kad pusė nuotraukos yra detali, o pusė nuotraukos kokia nors per šviesi. Arba atvirkščiai, viena pusė per tamsi, o kita normos ribose. Ir ką daryti, kad ta nuotrauka išsilygintų? Štai čia ir yra pats principas. Kaip sutvarkyti, kad nuotraukoje būtų visur detalumas. Visur. Ir šitą principą sužinojus, mes galim toliau daryti, ką norim savo efektiniais būdais šitoj programoje, kompiuteriai atsisėdę. Todėl mums jau ne tiek svarbi, kokia programa, svarbu turėti tam tikrus, kad ta programa turėtų tam tikrus įrankius. Koks gali būti įrankis? Gali būti teptukas, gali būti, kad galėtum pažymėti atskiras kažkokias detalės. Tai ir teptukų, ir kitas, nežinau, kaip jis vadinasi, nepasakysiu, bet punktyrais, tarkim, pasižymėjau kažkokią vietą ir mes su ją galima dirbti. Būtent čia yra visas principas didžiausias, kai tu pažymi, tai yra užmaskuoji tą vietą arba užtepi teptuku tą vietą ir reiškia, tu ją pažymi. Ir su tą vietą tu gali dirbti. Tamsint, šviesint, spalvint, dadėt šarpingo, nežinau ko dar ten dadėt, nuimt galbūt kokio triukšmo ir taip toliau ir panašiai. Būtent dirbam su atskirom detalėmis. Taigi grįžtant prie analoginės fotografijos, ką reikėdavo daryti? Juk ten irgi redaguodom, taip, bet redaguodom po didintuvu, ne kažkur kompiuterį. Tokių dalykų mes dar tada nežinojom, net nematėm, kad yra ir taip toliau, pagaliau kaip ją perkelt reikėtų į kompiuterį. Taigi visas redagavimas vykdavo po didintuvu. Ir vykdavo tokie efektai. Vos nešpyga jo rodžio, bet visokie štai tokie dalykai po didintuvu. Ką reiškia šie judesiai? Tai reiškia maskavimą. Tai štai, kai mes dabar maskuojam tą patį, darom kompiuterį programos pagalba, mes užtepam arba pažymim tą vietą ir dirbam tik su tą vietą. Taigi, kai mes darydom po didintuvu ir apšviesdavom baltą fotopopierį, ant kurio paskui išryškėdavo vaizdas, nuotrauka, mes maskuodavom, kad viena vieta apsišviestų daugiau, kita vieta visai neapsišviestų. Ir štai judesiais rankų mes leisdavom šviesai prasiskverti kažkur, o kažkur neleisdavom prasiskverti. Ir štai tokiu būdu mes tą nuotrauką tarytum nupieždavom ant popieriaus, neleisdami persišviesti vienos vietos ant lapo ir leisdami kitoj vietoj, kad pasišviestų daugiau. Štai tokiu būdu mes išlygindavom tą nuotrauką. Ir nebūdavo taip, kad pusė nuotraukos tamsi, pusė nuotraukos šviesi. Tokių dalykų būti negali. Sakysi, o tai kaip reikia nufotografuoti, kad tai būtų teisinga, gerai ir kad mums leistų redaguoti, kad mes galėtume redaguoti, nes kaip pakeisti, pavyzdžiui, peršviestą vietą. Viskas tai yra nufotografavimo klaida. Tai jeigu nėra nuotraukoje detalumo, tai jokia programa nepadės, nes ten nėra informacijos. Ir tokių dalykų būna. Turbūt susidūrėt ne kartą jūs, pavyzdžiui, fotografuodami kur nors pajūrį, ypač saulėlydį mėgsta mane fotografuoti pajūrį ir atsistojam nufotografuoti saulę. Norim ir žmogų nufotografuoti saulės fone arba to saulėtekio, saulėlydžio fone. Taigi ir kas mums gaunasi? Mums gaunasi taip, arba
jūra gražiai atrodo iki pusę horizonto detaliai, bet tada saulė visai išdegus, ten baltas blynas, net jokio debesies beveik nėra. Arba jeigu gaunasi gražiai saulė debesys, tai tada jūra tamsi ir taip toliau. Ir sako, kaip gaut tą viduriuką, kaip jį pagaut. Savo mokiniams dažnai kartoju. Jeigu nori nuotrauką padaryti kokybiškai ir kad jinai būtų detali, geriau, kad nuotrauka būtų tamsesnė nei per šviesi. Todėl šiuo atveju aš ką darau? Aš stengiuosi nustatyti taip, kad pati saulė ir debesys būtų teisingai eksponuota. Tai reiškia, kad jinai aiškiai gerai matytųsi. Juk mums saulėlydis svarbus, ar ne? Jeigu saulė ne už debesų, o aiškiai matosi žemai palei horizontą, tai net jos diskas gali matytis, jeigu mes teisingai nustatysime ekspoziciją. Taip, apačia bus tamsi. Bet atsiminkim, kad ten, kur yra tamsu ir mūsų ekranėlė rodo tamsu, tai nereiškia, kad mes negalėsim nuotraukos redaguoti, pašviesinti. Ten, kur tamsu, mes dažnai galim pašviesinti, redaguodami nuotrauką. O ten, kur išdegę per šviesu, mes nepatamsysim. Tai šitą jūs turit įsiminti. Situacija gali būti panaši, pavyzdžiui, kai mes kažką fotografuojam ir mūsų kadre per pusę patalpa ir kita pusė lauke. Ir kaip dabar padaryti, kad ir lauke matytųsi tas, kas ten kažkas vyksta, ir kad patalpoj būtų ne per tamsu. Situacija ta pati, pusė nuotraukos, ar ne? Tokiu atveju mes stengiamės padaryti, kad lauke matytųsi maksimaliai gerai, bet kad ir nebūtų per stipriai tamsu kambarį viduj patalpoje. Ir štai, kai mes tai padarom, mes žinom atminti, kad mes tas, kas yra patalpoj vaizdas, mes jį galėsim pašviesinti ir išlys detalės. O jeigu mes nufotografuosim arba ekspoziciją nustatysim pagal patalpą, reiškia, tai, kas laukia, bus per šviesu. Reiškia, kad mes suredaguoti negalėsime, nes ten gali būti per šviesu ir ten nėra detalių. Taigi, principas štai toks ir yra, kai mes nufotografuojam teisingai, ką mes galim. Mes turim didžiulės galimybės nuotrauką redaguoti ir padaryti visą nuotrauką tolygiai detalę. Bet jeigu mes nufotografuojam neteisingai ir kažkurios vietos mums per šviesios, greičiausiai, kad mes nieko nepadarysim. Tai ko mums reikia programoje? Mums reikia programoje tam tikrų įrankių. Todėl netaip ir svarbu, su kokia programa tu dirbsi. Svarbiausia įrankiai, kurių pagalba tu gali pažymėti ir pažymėtas vietas apdirbti. Atsiminkit, ką mes darydavom su nuotrauką spausdindami analoginė fotografija ant popieriaus. Pašviesdavom, kišam į ryškalą ir išiškė nuotrauką. Pusė normaliai, pusė per šviesu arba atvirkščiai pusė per tamsu, kita dalis normaliai. Tai čia tą patį paprastai daro mokiniai irgi. Paima ir šviesina nuotrauką ir jinai visa šviesėja. Tai reiškia, kad tas vietos, kurios yra ir taip šviesios, jos dar pašviesėja kartu su tom tamsiom, kurias jis nori pašviesinti. Tai toks būdas redagavimo visiškai netinkantis. Atsiminkit, yra principas. Nuotraukos redaguojamos detaliai, atskirom detalėm. Kaip kurių vietų net nereikia liesti, nereikia jų šviesinti, kad jų ne per daug neperšviesinti. Taip kaip ir tamsinti. Galbūt nereikia liesti, kad jų neužtamsinti. Tikiuosi, kad jūs supratot, apie ką aš kalbu. Redagavimo principas yra štai toks ir pamatysit, kaip jūsų nuotraukos keičiasi. Svarbiausia padaryti, tai yra nufotografuoti su teisinga ekspozicija, kad nuotrauka nebūtų nei per tamsi, nei per šviesi. Štai, mėlyjei, kaip. Taigi, jeigu tau tikrai patiko ir nori dar daugiau sužinoti praktikoje, sužinoti daug patarimų, profesionalių patarimų, pas mane galima mokytis netgi 2 būdais. Pirmas būdas savarankiškai, net 10 temų, tai video formate. Tu gali mokytis, kada nori, kur nori būdamas ir kiek nori, laikas neribojimas. Gali važiuoti kelionę, turėti fotoaparatą, klausyti, žiūrėti, kad ir per mobilų ir
mokytis, daryti, praktikuotis, taip tu tikrai greičiau išmoksi, greičiau daugiau sužinosi. Tai visi patarimai, visi nustatymai, fotoaparatų paaiškinimai, kas ką reiškia, dėl ko reikia nustatyti vienaip ar kitaip, labai padeda judėti į priekį ir mokytis. Nuoroda yra po šio video, būtinai pasižiūrėk, kur yra savarankiški mokymai. Ten galima pasirinkti 10 temų paketą, galima 6 temų paketą, o galima atskiras pamokas įsigyti. Taip kad pasirinkti tau. Ir antras būdas - mokytis individualiai. Tai tik tai tu ir aš, visi profesionalūs patarimai tau. Ir mes mokomės visų 12 valandų, kalbamės su tavim, sustinkam 6 kartus, 1 kartą per savaitę, kad suprastum, kas yra, kaip, kodėl reikia nustatymus keisti vienokius ar kitokius, kodėl reikia režimus keisti, fotografuojant vienokį ar kitokį žanrą, kaip padaryti geresnę nuotrauką ir dar daug visų profesionalių patarimų, kurie tau leidžia suprasti, kaip viskas vyksta. Ir tada sakai, ai tai va, štai kaip čia viskas, štai kodėl man nesigaudau, štai kodėl. Tai yra tam tikros gudrybės, tam tikros profesionalūs pradirbti dalykai, kuriuos reikia žinoti, reikia mokytis to ir tada viskas tau gausis. Taip pat nuoroda yra po šio video, todėl pasižiūrėk, paskaityk ir priimk sprendimą, kuris būdas tau geriausiai mokytis. Na ir kągi, pabaigai, jeigu tau tikrai šitą temą tiko, jeigu gavai supratimą, kaip reikia savo nuotraukas paredaguoti, tai spausk laiką būtinai tokį riebų, būtinai prenumeruok, nes matau, kad tu žiūri ir neprenumeruoji. Todėl nėra sunku, prenumeruok ir taip bus mano kanalas aukščiau kils. Vat, ir pats visą laiką galėsi žiūrėti, sekti mane. Ir aišku, paspausk skambutį, kad nepraleis kitų video. Tai vėlgi labai svarbu, jeigu nori mokytis, keliauti į priekį, būtinai pakomentuok, jei patiko, parašyk keletą žodželių, ne mažiau kaip 3, ne mažiau kaip 4, kad ir 10, patiko, nepatiko, nesvarbu, vis tiek parašyk ką nors. Ir aišku, užduok naujų temų, užduok, komentuok, nebijok, klausk. Kartais tikrai būna ir ne kartais klausimų daug, bet kartais tiesiog galbūt bijai paklausti, nebijok, reikia klausti ir mokytis. Aš visą laiką stengiuosi atrašyti ir atsakyti. Tai kągi, mėlėjai, tikiuosi, kad jums tiko, patiko. Atsisveikinsiu iki sekančio karto, iki sekančio video.